Na ką, kita diena, toliau darbuojamės prie mašinos ir jau matot, kad perdažytos vietos gerokai ryškesnės, nes engine bay'ui to atspalvis kažkiek kitoks. Na, ten tokia spalva tenai dabar yra, kaip čia. O čia yra kažkokia biški kitokia. Tai nežinau, dar sluoksnį matyt apsikliuosiu dar sykį. Sluoksnį matyt perdažysiu kitaip. Bet iš esmės matosi. Na kaip ir ten nesimatys, viskas užsidengs vamzdeliais, laikiklis ir panašiai, tai nežinau. Palauksiu, kol išdžius, nes vis tiek čia jau ir purvino, tai dėl to skiriasi spalvos. Bet atrodo dabar. Na va, uždėjau naują sankabą, varžtukus originalius, viską. Dabar va, 25 newtonais priveržėm viską. Kur tas klik? Va, tas garsas. Tai dabar pakartojam tą su kitais varžtukais ir dedam va štai tą greičių dėžę. Na, ką kadre matote, aš veikiu, tai keičiu laidus iš automato į mechano. Tai pirmas dalykas, tai kad reikia greičio daviklio fiškės. Tarp kitko momentas yra čia toksai, kad čia nėra greičio daviklio. Jisai yra čia iš priekio. Tai reikės dar perlituoti šiek tiek laidų. Ir visa kita, kaip ir viskas kaip priklauso. Tai liko čia pajungti porą fiškių, prilituoti. Ir skiriasi. Čia sklendė yra, kaip čia veidrodinė matyt, nuo Civico EP3 arba Ecarus RSX Type S, Civico Type R. Tai pas juos yra sklendės padėties daviklis čia, o troso laikiklis čia. Tai čia yra atvirkščiai. Tai originaliai laida ėjo per čia, o dabar eina per šią pusę. Tai man dar greičiausiai reiks pailginti šios laidus, ne šios laidus, tai yra vienas, o gal ir užteks ilgio, pasižiūrėsim. Tai vienas map sensoriaus, o kitas sklendės padėties daviklis. Tai reikia juos sureguliuoti, tada pajungti ten jungtis, kurios yra štai čia. Tarp kitko matau, kad čia jau nebeatitinka fiškės, vėl įdomesnė vietelė. Na tai, kaip sakant, ant kiekvieno žingsnio yra mini niuansų, bet viskas juda tą kryptim, kad būtų greit surinkta. Tai dabar reiks pasidalinti dalį laidų, surasti vietoj 12 voltų, nes čia eina 12 voltų į greičio daviklį. Reikia surasti 5 voltų laidą, tai greičiausiai pasiskolinsiu nuo map sensoriaus arba nuo TPS ir tą laidą tada pravesiu atvirkščiai. Nu, tokie mini dalykai čia reikalingi atlikti. Ir tada prijungsiu šitą fiškę ir bus greičio daviklis taip, kaip priklauso. Na, šitą jau čia galima irgi prijungti. Na, žodžiu, smulkus dalykai, bet va, to surenku šią dalį. Čia reikia dar varžtą surasti, kad čia įsisuktų. Ir tada viską gražiai surenku, kad atrodytų kaip originalas. Na, dar užmačiau čia tokį dalyką, kuris mane labai patiko, labai, matot, apsioksidavę aušinimo skysčių. Ir kadangi variklis yra išimtas, tai būtų logiška sutvarkyti. Tai dabar atkabinau va žarną, pabandysiu pavyklinti. Ten ant riebokšlio tokia turėtų metalinis vamzdelis laikytis. Išimsiu ir tada reiks viską išvalyti ir greičiausiai pakeisti termostatą. Nu, tai va to nuimu ir parodau, ką turiu. Na, vaizdelis toks. Tai čia labai įdomiai atrodo. Tai va reikia išvaryti viską. Kaip įmalai.
baisu. Kvepia įdomiai. Nu, turi kvapą visai. Šiaip net aušinimo skysčio kvapą neturiu. Tai va, dabar reikia išvalyti paviršius. Čia, nu, čia viskas daugiau mažiau normaliai atrodo. Tai realiai va, per tarpinę prasioksidavo. Tai pabandysiu išvalyti plokštumas. Viską ir surinkti atgal. Nu va, išvaliau paviršius, išvaliau kiek išėjo vidų. Dabar bandysiu surinkti viską atgal į krūvą. Tai va. Šiaip įdomu, kaip variklio viduje ten blokė atrodo, nes tos nuosėdos, jeigu jau yra, tai būna dažniausiai visur. Nu va, ledas. Liko prisukti porą varžtus, skardelės magračiui ir kelis laikyklus nudažyti. Ir galima sudėti atgal į mašiną. Tai gal visai gerai. Čia reikėjo laidus šiek tiek perdaryti, nes automato ir mechano laida skiriasi, bet šitą laidą ant akumuliatorius norėjau palikti nuo automato, nes jis ilgesnis, o į salono laidų ilgio tikiuosi labai užteks. Nu, ten jau matysiu pagal faktą. Tai šiandien matyti tiek ir ką, dabar kelsimės į kitą dieną ir pratęsime darbus. Sveiki sugrįžę, turime šiandien jau kitą savaitgalį. Ir turime pilną bagažinę nusmėliuotų perdažytų detalių. Čia apsauginės skardos, heat shieldai, duslintuvo. Ai, kažkaip nelabai atrodė, kadangi jau viską nuvežiau ir jos, kad nudažyti, nudažėm stabilniką, nu čia jau prašė tokios spalvos. Ir, nu, pamėginau, nesu bandęs. Apkabos vamzdžiam, nusmėliavom. Nu, žiūrėsim, kas čia gavos, šiaip žiauriai įdomu, kas gavos. Va, visokie kraštiniukai, laikiklikai. Ten ta dalis, kur buvo baisiai supuvus. Ir kolonėlė čia nuo šitos mašinos, čia nuo kitos, tai čia nekreipkite dėmesio labai į ją. Nu, travesas, aišku. Tai dabar einu, persirengiu greitai ir bandom pradėti rinkti. Ai, nu dar Merso reiks išstumti iš garažo, nes jisai po RSX. Tai pamenat, sakiau, kad čia ta stabdžių puslė atrodo tragiškai. Tai ką dabar Aurimas daro, iš vidaus atsakinėja kelis varžtus, 4 varžtus matyti ir šplinta. Aurimas atostogauja. Tai va. Prigulęs. Tai va, jis čia atsakinėja, o aš einu, kol jisai ten daro, bandysiu susukti naujus laikiklius visus. Tai panašiai, va čia va jie yra viduj, ant vairo kolonėlės ir taip toliau. Na, taigis, atėjo laikas trečiam pedalui. Tai čia va, matot, yra, matosi kažkiek, va, kaip čia nufilmuoti. Va, štai ten va yra vieta, paruošta sankabos cilindrui. Opa, eik tu savo, išėmus va šitą, iškart idealiai viskas matos, kur viskas rinksis. Tai turiu pasiruošęs karūnėlę, grąžtus, išgrėžiu ir sumontuojama, o tada jau dėsime stabdžių puslę. Kaimynai už Atlantos sako, the moment of truth. O, ir pietus. Davai, Aurimai, parodom, kaip tingi. Iš pirmo karto. Gerai, tai einam užkasim su Aurimu pietukus ir tada toliau surinkinėsim. Tai va, dabar aš dedu cilindriuką. Aurimas ten van salone švituriuoja su lempa. Ha? Gal gerai, dėk cilindriuką, Tai pedalas dedasi. Va. Aš laikau, tu gali dėti. Aurimas uždeda sankabos pedalą. Nu va, už kadro įdėjom ir stabdžių puslę. Update'as buvo 7.8, dabar 15.16, tai reiškia didesnė jėga stabdys ir faktiškai jis galės susidėti stabdžius nuo Civico Type-Ero, tai EP3 arba FN2. Tai dabar liko atsukti senus antgalius ir įsukti vamzdelius atgal, įdėti vairo kolonėlę ir tada jau klausime variklį į vidų. Aurimas pedalus prisukinėja. Tai randuosi po mašiną, prikabinau pavarų perjungimo trosus. Jie yra nuo Honda CR-V antros kartos ir skiriasi, kad nesutampa šita guma. Jis yra biškelį siauresnė, ko mes nežinojom. Tai dabar pakabinsim, pastatysim kulysą viduj, shifterį patį mechanizmą
ir tuomet užhermetinsim, kad jokios dujos ir kvapai iš po mašinas neįtų į saloną. Tai va, viskas juda labai gerai, liko va vairo kolonėlę uždėti, leist mašiną ir viskas, krausim variklį. Tai kol aš prisukinėjau vairo kolonėlę, Aurimas šaukė safety fair, kas buvo. Vairo traukės antgalis buvo prisuktas ant tiek, tai dabar žiūrėkit, kiek pasisuks. Oi. Vienas ratas. 2. 3. Wow. Na, ratai buvo biškiai įsiskėtę. Nu čia nepavadinčiau saugu. Na, Nerijus liepė papasakot, aš neapmokamas šitas pasakotas. Žodžiu, yra problemų. Tai žodžiu, čia yra automatinės, netrašo AT, greičių dėžės tas laikiklis. Čia jau nebe automatinė greičių dėžė ir turim problemą. Tai va, nes jisai gyveno šiaip. Tai, va, taip gyveno. Kaip matot, čia turim tokį tarpelį, kurį turim užpildyti. Tai dabar kaip mes galvojam, darysim faliparų. Ir, žodžiu, kažkaip taip bandysim. Tai reikia, nu, šitaip jau bandysim. padėk, patrauk ranką, kad matytus. Matot dabar per aukštai. Jo, tai ką mums reikia padaryti, tai šitą šnai padarysim, atsikratysim šito daikto. Tada jau padėsim giliau, matysim, koks kampas tas darosi. Tada bandysim matyti šitą nupjauti plokštumą ir ją primontuoti prie šitos plokštumos ir prisivirint, čia užboksint. Ir iš čia į šitą buvusią vietą, ten iš viršaus nesimato, kur šitą stovė, nusivesim irgi tvirtinimą, nukampuotą matyti. Nu ir turbūt taip ir bus. O M plius. O M. Nu va, rankytė. Rankytė. Tai radom varžtą, nupjovėm tą dalį, aukštinkojom, nu matot, jau čia beveik viskas kaip ir savo vietoje. Galim tiesiai prikemposint. Ir vis. Tai Vis tiek per apačią išiminėjom, realiai tai va, ką ištraukė ir savo, nuleidai variklį. Amžina. Tai iš tiesų tai dabar nupjausim tas tiesiog plokštumą čia, kad jinai čia prisisuktų. Ir tada dar padarysim laikiklį iš čia į tą vietą, va, kur nesimato dabar. Va ten, va. Kur čia, va, dabar matosi. Nu tai darom. Nu tai va, padarėm maždaug taip, kaip norėjom. Atsikratėm tų varžtų be sijono. Originalius radom. Va, išsipjaustyta. Tai dabar reikia, dabar variklis yra aukščiau, šiaip nereikia. Tai kai paleisim žemyn, gumos įsitemps. Matau problemą. Kokia problema? Dabar pažiūrėk, kur yra visa guma. Nu. Nu, jinai yra visa čia. Norėtųsi, kad svoris gulėtų ant gumos, o ne ant ten, kur gumos nėra. Dabar techniškai pagalbė plėš. O kaip jinai stovėjo? Jinai stovėjo. Tai jinai plėš. Jinai plėšiama ir buvo. Bet ar tikrai? Nu taip, jinai iš viršaus buvo. Jo, bet jinai Pasukta. stovėjo matyti tuo kampu, kur svoris... Nu galima išpresuoti, perpresuoti po to. A, smart. Bet gal tai reiktų dabar padaryti. Išnešimas kitoks. Taip, tai tai reikia dabar padaryti. Arba palikti taip, kaip yra. Bijau, kad išplėš. 4 pagalvės. Čiagi ne 3. Reikia irgi yra? Taip. Nu, nežinau. Nežinau. Grįžom. Grįžom.
Ir pabandėm visokius halturnus metodus, kad išpresuot šitą, kaip matote, jis jau yra išpresuotas, šitą pagalvę. O kaip jinai išsipresavo, tai kadangi mums nepavyko išpresuoti, presu visi žaidėm, nesipresavo, tai priėmėm executive decisioną nupjauti šitą braketą ir jį tada tiesiog jau šitą visą apskritimą mes galim prasukti taip, kaip mums patogu. Bet Nėrius po to, kai nupjovė, pasirodė, kad jis yra ne vientisas ir įsižiojo ir dabar labą dieną, mes jau galim prasukti kaip reikia. Tai va, dabar jau padarysim, jau Nėrius prasuko taip, kaip reikia. Tai jo, tiesiog dabar surinksim viską taip, kaip reikia, iš naujo užvirinsim, ką nupjovėm, privirinsim, ko dar nebuvom spėję privirinti ir bus baigta. Tai pabandysiu parodyti, ką mes čia turėjome omeny. Tai originaliai ta guma, storoji dalis, šita va, buvo taip ir mes kai tą pagalvę persukom, buvo neteisingai tempimas. Tai dabar vėl viskas taip, kaip turėtų būti, kaip ir buvo iš gamyklos. Tai dabar prisitaškuojame čia keletą taškų, tada susivyrinam ir po to jau išsimatuojam, nuo viršaus laikiklį padarom į čia. Aš dar turiu mintį. Na. Bet krūvis, tai dėžė tempia žemyn. Taip. Ane? O tai ne aukštinkojom turėtų būti visą masę. Ne, bet buvo taip. Buvo taip. Tai padarom taip, kaip buvo iš gamyklos. Bet logiškai pagalvojam. Nu taip, bet matyt atflieštų, o čia realiai visą laiką spaudžia. Nu taip buvo, paliekam kaip iš gamyklos, nes iš gamyklos ir buvo taip, krūvis iš apačios. Gaminam, mes jau čia valandą matyt gaminam vieną šitą dalyką. Gali būti, tai čia reikia teisingai padaryti. Tai pagaminam tokį laikiklį, faktiškai beveik kaip originalus, tik ne originalus. Tikėkime laikys, bet šiaip čia ant 4 pagalvių, tai turi būti gerai. Tai va, sorim pakabinam, renkam traversą ir matyt šiandien tiek. Sveiki sugrįžę, jau kitas vakaras. Vakaras, saulė šviečia. Jinai šviečia ilgai dabar. Yra tiesos, yra. Tai turime naujus, senus restauruotus stabdžių suportus. Tai man priekį pakeičiam, galą, tada nuorinam stabdžius. Ką prasme? Dabar žiūrėk, kaip aš suksiu vairą. Aha. Taip neturėtų būti. Nu, šitas neturėtų daužytis į šitą. Yra momentas. Aha. O kodėl taip yra? Čia kažkas wrong. Nu, supratau. Ir nelabai... O tai kaip mes iki čia atvairavom? Aš nežinau, bet čia tikrai blogai. Nu. Palauk. Čia gal sulinko? Nu, jis kažkokią formą nelabai gražiai pažėmiaus į bananas. Taip turėtų būti. Gali būti. Kažkaip taip, matyti. Ir dabar. O, žiūrėk, neliečia. Fixed. Nu, pasak. Gerai, tai keičiam suportus. Raudoni bus. Gaila, bus greitesni. Tai yra, geriau stabdys. Arba greičiau mašina važiuos su jais. Tai einam keisti ir tada varom mašiną į lauką. Kaip ten sakė, Houston, we have a problem. Bet mes esam ne Houstone. Bet problem vis tiek turim. Tai turime seną stabdžių suportą ir turime seną naujai restauruotą. Ir akis pastebės, aš iškart nepastebėjau, bet kai bandžiau uždėti, neužsidėjau, nes neteisingo, kaip čia, aukščio, stumokliukai, cilindriukai sudėti.
ir niekaip neužsiteda ant stebulės. Tai uždėjau naują laikiklį, dedu ir be šansų. Nebent dėvėtą kaladę kokią uždėti. Tai žodžiu, grįžtam prie senųjų. O šitos nežinau, tai savininkui reiks pasikeisti tuos cilindriukus į tinkamus ir tada jau užsidės. Na, mes dabar tiesiog padarysim taip, kaip mums gaunas. Na va, prijungiam kažkiek minuso laidų, pabandysim užkurti. Armi, davai. Nelabai laimingas, bet dirba. Gerai, jaučiu užgesi. Valio! It's alive. Ką žinau? Kuras senas šiaip gali būti. Arba babina kokia. Klaidų metė? Žiūrėjau, aš matai atsigulęs nematau. Lowrideris. Aš šitaip nusileidęs langą ir pakapšykį. Nu, tai reikia laptopą prisijungti ir tada pasižiūrėti, kas su klaidom. Akumo normaliai. Nu, tai dabar uždėsim saurimų laidus ir išvarysim į lauką tą mašiną. Kol kas tiek. Na va, dar viena diena prie RSX-o. Tai jau pradedu tvarkyti visus laidus. Tai dabar papasakosiu, kas čia pridaryta. Tai žodžiu, kompas yra padarytas taip, kad galima būtų rodyti greitį tiesiai į skydelį. Tai čia yra originali pinė. Ir radau valaidą, kuris veda tiesiai į skydelį, kad rodytų greitį. Ir šitas kompiuteris turi specialų išėjimą, kad rodytų greitį į mašiną. Tai prasegiau, dabar laidus gražiai priseksiu. Šitie du laidai yra sankabos laidai. Jeigu išspaudi sankabą, tai leidžia mašiną škuti, kol neišspaudi, neleidžia. Taip pat dar čia po apačia randasi rėlės. Tai padariau, kad jungus atbulinį, užsidegtų atbulinės šviesos, nes pas automatą tą dalyką valdė automatinė greičio dėžė, o kadangi dabar jau čia mechanas, tai neveikia taip, kaip turėtų, tai sutvarkiau ir šitą dalyką. Nu ir dabar iš esmės va liko įdėti prietaisų skydelį, padariau, kad neveiktų imobilizerio lemputė, nebemirksėtų, tai iš tiesų labai fainai, užtenka jums šitą fiškę ir nebeveikia. Na, galima ten nukirpinėti laidą, bet pagalvojau taip, geresnis dalykas yra padaryti. Tai va, tai dabar va, matot, viskas gražu, suvinkta, nėra kumo laikiklio, bet čia vėliau užsidės. Na ir kaip ir, va dar liko čia prilituoti varikliukus, kad purkštų skystį ant langų. Ir dabar va galiu parodyti. Sėdu į mašiną. Opa, mechanos skydelis. Spaudžiu sankabą, duodu degimą. Matot, nedega. Nedega kairiai pusiai lemputė su rakteliu žalia. Rida tokia, sakyčiau, nemaža šito skydelio. Ko čia nepadariau? Na, kaip jau ir supratot, matyt, neužsikūrė, tai uždėjau boosterį. Banda. Round 2, kaip sakant. Spaudžiam sankabą. Kas čia nutiko? Kas čia negerai? Ko čia nepadariau? Tai valandėlė prabėgo. O dabar jau užsikūrė. Tai pasirodo, kuras toks blogas, kad nenori ant jo jau dirbti. Tai papuškiam nefrasą, puikiai dirba. Tai va dabar aukšt. Pulsuoja, nes degalai seni, bet viskas veikia. Kaip aš sakiau, viskas veikia dabar, burzgė, nenoriu tiesiog deginti ant to blogo kūro. Tai dabar surinko atgal laidus, kurios tik vėl išėmiau, sudedu skydelį, viską ir jau mašina bus paruošta atidavimui. Tai savininkas pasitvarkys dar šiek tiek engine bay'ų ir bus leduks. Tai va, spaudžiam laiką ir manau vasaros vidury jau išvysim gatvėse šitą gražuolį. Pabaigai pagalvoju, reikia filmuoti, gyvą važiuojam.
be stabdžių, tik su rankiniu. Tai yra Siksas va juda. Ir per šią savaitę jau išjudės ir pas šeimininką.